Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje metas žinioms. Kviečiu žiūrėti. Marijampolėje paminėtos 96-osios Lietuvos kariuomenės atkūrimo metinės. Miestą papuošė saugiausia Lietuvos eglė. Jau 15 kartą Marijampolėje varžėsi jaunieji imtynininkai. Marijampolėje paminėtos Lietuvos kariuomenės 96-osios metinės. Iškilmėse pabrėžta, kad pakilimų ir skaudžių išbandymų patyrusi Lietuvos kariuomenė yra pasirengusi naujiems šiandienos iššūkiams. Kviečiu pasižiūrėti reportažą iš šventinio minėjimo. Lietuvos kariuomenės pradžia laikoma 1918 m. lapkričio 23. Tuomet ministras pirmininkas Augustinas Valdemaras pasirašė įsakymą, kuriuo pradėtos formuoti šalies reguliariosios pajėgos. 96-asis Lietuvos kariuomenės atkūrimo metinės Marijampolėje dislokuoto Vytenio bataliono kariai, šauliai, savanoriai, laisvės kovų dalyviai paminėjo kultūros centre. Šventės dalyviams sveikinimą atsiuntė krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir kariuomenės vadas Vytautas Žukas. Jame be kita ko sakoma. Šiandieninė saugumo situacija vėl mus įpareigoja stengtis ir stiprinti šalies gynybinę galią. Tarnaukime Lietuvai taip, kad būtume verti pagarbos ir atminimo. Tvirtybės žengiant tėvynės gynėjų keliu. Marijampolės įgulos vadas pabrėžė, kad Lietuvos kariuomenė, patyrusi ir pakilimų ir skaudžių išbandymų, yra pasirengusi naujiems šiandienos iššūkiams. Lietuvos kariuomenė yra neatsiejama Lietuvos valstybės istorijos dalis, istoriniais momentais kartu žengusi su tauta. Todėl dabar mes turime savo valstybę, savo profesionalią Lietuvos kariuomenę, kuri yra motyvuota ir pasirengusi reaguoti į šalį kylančias grėsmes ir naujus iššūkius. Mūsų kariai kasdienės tarnybos tarptautinių operacijų pratybų metu tapo profesionalais su aukštomis asmeninėmis ir profesinėmis kompetencijomis, taip pat drąsiais kariais ir nebijančiais iššūkių kariais. Karių indėlis ir pasirengimo lygis yra pastebimas, todėl Lietuvos kariai yra gerbiami ne tik tėvynėje, bet ir už jos ribų užsienyje. Marijampolės įgulos vadas Vytenio bataliono kariams dėkojo už nepriekaištingą tarnybą, o jų šeimos nariams už supratingumą. Kariuomenės dienos proga keletas karių buvo pagerbti apdovanojimais. Iškilmėse apdovanotas geriausias bataliono karininkas. Šis garbingas titulas ir kardas įteiktas kapitonui Andriui Šakiui. Dar vienas geriausio seržanto titulas ir peilis įteiktas Vidui Dapkūnui. Lietuvos kariuomenės dienos proga bataliono karius sveikino Seimo narys Albinas Mitrulevičius, vyriausybės atstovas Paulius Uleckas, savivaldybės meras Vidmantas Brazys. Labai džiaugiuosi, kad Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono ir visų marijampoliečių yra užsimezgęs toks tvirtas ryšys ir draugystė. Esame vieninga bendruomenė, rodanti pavyzdį kitiems. Ir aš jums linkiu toliau būti ištikimais savo valstybės gynėjais, kad ne jokas priešas, žinoma, kad nereikėtų iššauti iš tų ginklų niekada. Žinoma, turim budriai saugoti savo tėvynę, savo žmonės.
Marijampolės širdyje Jono Basanavičiaus aikštėje pastatyta saugiausia Lietuvos eglė. Ją papuošė beveik 3000 margaspalvių atšvaitų. Žaliaskarė bus įžiebta šį šeštadienį. Iki tol eglė bus puošiama, derinamas jos apšvietimas. Marijampolės širdyje Jono Basanavičiaus aikštėje montuojama neįprasta žaliaskarė. Eglė puošiama margaspalviais atšvaitais. Jų 2760. Skaičius neatsitiktinis. Būtent tiek Marijampolėje ir jos apylinkėse mokosi vaikų nuo 1 iki 5 klasės. Po švenčių per 3 karalius eglės papuošimai atšvaitai bus išdalinti savivaldybės mokiniams. Miesto vadovai tikisi, kad tamsių paros metu nešiojami atšvaitai vaikams suteiks saugumo kelyje ir primins praėjusias kalėdas. Tokią originalią idėją Marijampolės savivaldybės vadovams pasiūlė tarptautinė autobusų kompanija Ecolines, kuriai itin svarbu pėsčiųjų saugumas gatvėse. Neįprasto žaliaskarės kūrėjas, žinomas Lietuvos scenografas Marius Puskunigis, kuriam šis projektas patiko dėl originalios idėjos. Dailininkas sako, jog dažniausiai tenka kurti didmiesčiuose, kur nustebinti žmonės jau sunkoka. Dirbti Marijampolėje išties malonu. Čia jaučias padidintą dėmesį ir gerą aplinkinių emociją. Eglės pagrindą sudaro metalinė konstrukcija, suvirinta, sutvirtinta, susukta, sutraukta. Jis yra tuščia vidurį. Eglės visą paviršių puošia tikros eglių šakos. Iš UAB Stebulė Vilniuje jie geranoriškai sutiko padėti ir, reiškia, tas šakas tiesiog padovanojo. Na va, ir po to ant šakų kabinami yra atšvaitėliai. Kad jinai nebūtų labai vakare tokia, sakysim, tik tai atšvaitėliais ir šakom papuošta, tai mes dar esame nusprendę kabinti girliandas šviečiančias, ledinės. Nes, kalėdų eglė turi būti gausi savo papuošimais. Saugiausios Lietuvos eglės aukštis apie 12 metrų. Žaliaskarė bus įžiebta šį šeštadienį, lapkričio 29 dieną. Iki tol eglė bus dar puošiama, derinamas jos apšvietimas. Jubiliejinėme graikų romėnų imtynių turnyre sporto centre Sūduva varžėsi per 100 sportininkų iš visos Lietuvos. Marijampolės garbę gynė gausi 25 imtynininkų komanda. Savaitgalį Marijampolėje vyko jubiliejinis graikų romėnų imtynių turnyras skirtas sportininkų ir treneriui Povilui Grigui atminti. 15 turnyras ir manau, kad toliau tie turnyrai tęsis ir labai dėl amžiaus grupių ten, kad yra nuo mažiausių vaikučių iki jau beveik suaugusių, kaip pasakius. Tai bet šiais metais biškį nuvylė, kad net važiavo Baltarusiai ir Lenkai, kur seniau visą laiką buvo, kažkodėl ir pas juos ten, kaip sako, kad pas juos ką tik buvom, kad krizė. Nors į tradicinį turnyrą netvyko svečiai iš užsienio, varžovų sportininkams nepritrūko. Varžybose dalyvavo daugiau nei 100 atletų iš įvairių Lietuvos miestų. Dalyvių amžius nuo 4 iki 18 metų. Marijampolės garbę gynė 25 imtynininkai. Tai buvo gausiausia turnyro komanda, iš kurios medaliais pasipuošė 12 sportininkų. Jaunučių grupėje savoje svorio kategorijoje nugalėtojo taurę iškovojo Vilius Adomavičius. Šioje grupėje antrąją vietą pelnė Mantas Čiupkevičius. Treti buvo Martynas Rutkauskas, Mantas Šileikis, Povilas Janulaitis ir Karolis Bernotas. Jaunų grupėje ant nugalėtojų pakylos Marijampoliečiai nelipo. Sidabrą ir bronzą pelnė Vytautas Bendorius ir Lukas Antaitis. Jaunimo grupėje nugalėtojų taurę iškovojo ir aukso medaliu pasipuošė Mantas Varnagiris. Sidabras ir bronza atiteko Evaldui Paulauskui, Vygantui Devučiui ir Davidui Zubrickui. Visus minėtus sportininkus treniruoja Vitas Adomavičius ir Karolis Čiupkevičius. Štai tiek informacijos šį vakar. Dėkoju už dėmesį. Iki rytojaus. Dauguma vairuotojų padangas renkasi atsižvelgdami į jų kokybės ir kainos santykį. Tokių padangų prekyba rūpinasi garsus Europoje Vokietijos servisų tinklas Premio Express.
Tarp 4 atstovybių Lietuvoje viena yra ir Marijampolėje. Ji veikia uždarojoje akcinėje bendrovėje Brūzgos dirbtuvė. Čia galima įsigyti koncerno Goodyear produkcijos, kuris padangas gamina visame pasaulyje daugiau kaip 100 metų. Šio koncerno grupės įmonėse padangos gaminamos pagal naujausias technologijas, todėl turi didesnę paklausą ir pasirinkimą. Gera ir kita žinia bendrovėje Brūzgos dirbtuvė įsigytų Premio Express sistemos padangų savininkams. Jei Goodyear ar Dunlop padangose eksploatacijos metu atsirado nepataisomi pažeidimai, jos pakeičiamos naujomis. Tai 100% garantija. Jei norite žiemą saugiai važinėti ir nepermokyti už padangas, jų ieškokite bendrovėje Brūzgos dirbtuvė, esančioje Vasaros gatvėje Marijampolėje. Gelumbės firmos netrukus minėsiančios savo 20-metį pagrindinė veikla – prekyba naudotais ir antikvariniais baldais, jų atnaujinimas. Taip pat prekiaujama buitinė technika, namų apyvokos daiktais iš Vokietijos, Olandijos, Prancūzijos ir kitų šalių. Kainos Gelumbėje krinta kaip rudens lapai ir nuo kitų metų bus mažiausios Lietuvoje. Jau šiandien pasinaudokite nuolaidomis. Dėmesio, valstybės finansuojami ligonių kasų pacientai, kuriems atėjo eilė dantų protezavimui, kviečiami kuo skubiau kreiptis į dantų protezavimo bendrovę Prodenta. Ji įsikūrusi Petro Kriaučiūno gatvėje 206 kabinete. Pacientai, kuriems jau praėjo eilė, taip pat kviečiami kuo skubiau atvykti. Orų rubrika remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus apsiniaukusi, numatomas nedidelis sniegas. Vėjas pietryčių krypties 2 metrų per sekundę greičiu. Naktį termometras rodys apie 1 laipsnį šilumos. Rytoj diena bus apsiniaukusi, be kritulių. Pūs pietryčių vėjas, jo greitis 3 metrai per sekundę. Dienos temperatūra apie laipsnį šalčio.